Labas rytas. Šiandien savaitgalio bityno darbai tokie rudeniški, arba galima ir pavasarį tokius darbus daryti. Tai sugalvojau, kad šiandien, aišku, savaitgalis ir buvo gražiausias savaitės, bet kaip savaitgalis, aišku, lietus. Tai dar nelyja, bet greit lis tikriausiai. Tai sugalvojau išsivalyti rėmelius nuo pykio, nes kai kurie nelabai užpikiuoti, bet kai kurie va taip atrodo. Ir aišku, dirbti su tokiais nėra labai patogu, limpa viskas. Jau atvėso pykis, nebe toks lipnus. Tai toks nuobodus darbas. Bitės pamaitintos, reiks dar nueiti pažiūrėti, kaip ten pykį renka. Bet tai rytoj tikriausiai, žiūriu, dar rytoj kažkiek vėlietaus galbūt bus. Tai ir nueisiu. O šiandien daug yra tų rėmelių. Tai jau kokia pusė dienos tikriausiai ir nueis vien ant rėmelių valymų. Bet tai reikia bent va kampus šitos prasivalyti, tai nebetelpa ten to. Sunkus reikalas. Pykis čia jau nebebus aukščiausios klasės, bet į kokį pirtį, manau, tikrai gerai sueis. Bet vienos bitės, stebėjau, labiau pikiuoja, kitos ne. Va, sezonas į pabaigą. Reikia galvoti apie kitą sezoną. Gaidys dar kakarekuoja, šuo laksta, viskas kol kas pasenoviai. Gerai, tai šiandien mano toks darbelis. Rytoj eisim pas bitės, pažiūrėsim, kaip pykis renkasi. Ir ką čia daugiau prikalbėsi? Ruduo. Šiltas ruduo. Sekmadienio rytas. Ir kai atsibundi ir pasižiūri į orą, tai pagalvoji, už ką gauna pinigus meteorologai. Turėjo vakar lyjo vakare tik tai, o turėjo nuo 11 pradėti. O šiandien turėjo jau geresnis būt oras, tai matom nelabai. Nu bet reikia dirbti vis tiek. Nu ir žinokit, kad pykio daug nepririnkau, kaip matau. Tai nežinau aš net, kaip jis reiktų dėti, ar čia iš tikrųjų taip blogai renkasi, ar čia ne tas laikas. Aišku, jeigu žinot, ką ne taip darau, būtų gerai, kad pasakytumėt. Tai nepino gerai. Nieko. Visgi reikėjo gal aukštyn kojom dėti. Čia nėra net ką rinkt nuo jų. Reiktų pasižiūrėti, ar yra perų, ar nėra. Šonėje čia dabar prisipikiavo mano prašymu. Neturiu kaip pastum dabar. Perų nėra. Ir čia medaus taip. Reiks prie žiemą dar susižiūrėti lizdus. Gal dabar jau susižiūrėti, bet oras nelabai. Įdomu, bus geresnis ar ne. Nes reiktų per vidurį sukraut kuo daugiau medaus, iš šono gal mažiau. Tam, kad kaip susiformuos. Ojojoj, šiandien gal nereikia. Šiaip dar vieną pasižiūrim. Nu, rudenį su jom nėra malonumo dirbti. Va, net į pirštinės varo. Bet anksčiau tokių piktų nebūdavo. Gerai, nelendu prie jų šiandien. Įdedu atgal.
Tai įsivaizduoju, kokia bus piktumo kitas. Jei čia šitas gerasias, nu aišku, oras koks. Vieno oro. Nu dabar bandau, kaip aš buvau. Ai, va taip gal dabar bandysiu dėti. Dabar buvau aukštinkojam kitam aviliui uždėjęs. Tarp taip. Tai kažkiek yra, bet čia tokių rinkimų. Pigus, kaip medus, bet sunkiai gaunamas. Matyt, niekam nereikia jo. Nusiema gana paprastai, kaip matot. Aišku, dar ir keletas kur labiau. Nu, bet čia švarus jau gaunasi. O ne su priemaišom, ne lentom. Gerai, ne kažką čia prisirinko. Einam atgal grąžinam. Kaip ir sakiau, kažkada jau labai priklauso nuo šeimos. Buvau pas kitą šeimą, jau biški geresnis reikalas, aišku. Ir buvau dar taip padėjęs. Tai žinokit, ir nežinau, kaip teisingai turėtų būti iki šiol. Arba iš vis nėra skirtumo. Oras ramus bent jau. Gaivus, nešalta. Nu šitas gražus visai man, bet 3 savaitės. Tai nėra tikrai trumpai. Reikia gerai nuvalyti, nuskust, padėti atgal. Žiūrėsim, kiek gavos iš viso, nedaug bus. Prie nuo remelių priskutau daugiau, bet nuo remelių pirčiai naudot. O jeigu daryt kažką gert pačiam ten tą gėralą kažkokį, tai gal vis dėlto geriau švaraus tokį. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Visos rankos pikiuotos ir pirštinės dar įkišau. Dabar turbūt teks išmest pirštinės, nes visada lips ten viduj. Gal ir ne, gal tik rankos. Tai va ką pririnkau. Nėra daug. Iš kelių čia 5 turbūt. Tai bet švarus, be priemaišų. Iš šito gal kažką pasidarysiu, tik aišku dabar iš natūralų šitą produktą reikia su natūraliu benzinu turbūt rankas nusiplaut, nes nėra malonu. Viskas limpa. Va, viskas ruduo, obuoliai krenta. Niekam nereikia kaip ir medaus, ir obuolių niekam nereikia. Visi viską turi. Tai viskas. Iki kitų savaitgalio bityno. Iki. Ai, dar visai nepasakiaugi, kaip man sekėsi tą bičių pykį atkrapštyti. Tai kas turi šaldiklius, tos didelius, kur atsidaro, tai įdėkit į šaldiklį ir po kelių, nežinau, po 10 minučių, manau, jau ten jisai galima įsidaužo. Į paprastą šaldiklį per biškį netelpa per ilgį, tai teko į šaldytuvą dėti. Šaldytuvė ne toks geras efektas, bet kažkaip daužiau, nes kitaip sunkiai gaunasi ten.
gana lipnus daiktas, o kuo daugiau šilumos, tuo daugiau limpa. Tai buvo svarbiausia dalykų ir Aišku, kiek darbo įdėta ir kiek rezultatas, tai kaip ir medus tikrai neapsimoka pardavinėti, bent kažkokį, tai nežinau, ir kažkoks greitesnis būdas rinkti pikį. Aišku, nuo rėmelių greičiau, bet ten jisai purvinas su priemaišom. Dėl savo reikmėm, tai kodėlgi nepabandyti, jeigu yra atliekama laiko. Viskas, dabar tikrai viskas iki, viso gero.